Operatorius palaukelį nevaikšto, nes Onutė dar skaičiuos. Arčiau gali ateiti, va, čia prie mūsų, va ten va labai gražiai matosi, kaip paveikta. Rugiagelė nėra, sakykime, pati ta, vienintelė problema. Yra ir kitas piktžolės, kas dabar labai yra aktualu. Palio sumušim delnais ir sakysim, žiūrėkit, Debra, viskas gerai. Iš tikrųjų visai netikėtai, mes nežinojom iš tikrųjų ryte, ar ne, kad susitiksim. Petrai, einam iš karto ir pasižiūrėsim. Sveikas ryti. Labadiena, Petrai. Labadiena. Bandom jūsų Eledurą, tai vat ir Raseinių rajonas. Aš jau truputuką užmešiau akį, čia spektro piktžolių tikrai yra. Ir čiužutės, ir žliūgės, ir rapsų pabirų. Manau, galės pasireikšti Eledurą ir parodyti, ką jinai gali. Net neabejoju, tai gal tada, Petrai, einam iš karto ir pasižiūrėsim prie laukelių, kaip atrodo, kas per piktžolių spektras, ir padiskutuosim, kaip Eledūrai sekasi tvarkyti piktžolės būtent šiame lauke. Jo, o čia kadangi bandymus atlieka Lietuvos žemdirbystės instituto mokslo darbuotoja Onutė Auškalnienė. Naujas produktas ir jums ir mums dar mažai čiupinėtas, nes jis atsirado taip labai greitai ir labai netikėtai. Jisai atsirado greitai ir netikėtai, bet jisai atsirado ryšium su tuom, kad reaguojant į situaciją, kuri, sakykime, bus po metų ar 2. Turimas ekskliuzyvinis produktas Elipris su bokseriu, tai tikrai gerai pasitvirtino. Ir efektyvumus turim gerus, ir atsiliepimus gerus iš ūkių. Tikrai realiai neturim nusiskundimų. Ir tai jau yra labai gerai. Tikimės, kad ir Eledura bus tame pačiame lygyje. Mes labai tikimės. Aš nesitikiu, aš žinau, kadangi Eledura, kaip tu sakai, tai yra 1 metai, o aš Eledura, kadangi vyksta prieš užregistruojant produktą, prieš registraciniai bandymai ir šiaip bandoma yra, sakykime, ūkiuose, tai aš šitą Eledurą esu kabutėse pačiupinėjęs. Tai dėl ko aš ir sakau, dėl ko aš ramus dėl efektyvumo ir poveikio, tai dėl to, kad aš jau mačiau, kaip jinai veikia. Tai dabar galim tik nueiti ir konstatuoti faktą, kaip viskas yra gerai. Tai ką, pirmyn? Einam. Antras laukelis. Tai čia yra Eledura 1,75 litro, va, matai. Antras laukelis. Dviskiltės piktžolės kuo puikiausiai. Dviskiltės visos gavusios realiai per stogą ir bedygstančios mažytės irgi gelsta. Tai reiškia, dirvinis poveikis prosulfokarbo yra būtent, geras. Tai vėlgi, tai yra visų 3 veiklių, sakykime, medžiagų sąveika, nes diflufenikanas jisai veikia ir dygstančias, ir sudygusias. Prosulfokarbas galbūt geriau pasirodo, kada jos yra bedygstančios, o Relaxas veikia sudygusias. Tai vėlgi, piktžolės tos, kurios buvo išlindusios sudygusios, jos gavo iš karto. Taip. Jo, čia ypač gerų atsiliepimų turim, sakysim, vėlgi aš grįžtu prie Eliprio, ten, kur yra rugiagelės. Labai gerai, iš tikrųjų, atpuolė rugiagelės problema sekančiais metais. Tikrai taip, rugiagelė, bet tai rugiagelė nėra, sakykime, pati ta, vienintelė problema. Yra ir kitos piktžolės, kas dabar labai yra aktualu, irgi ypatingai tose laukose, kur yra taikoma beriminė žemdirbystės technologija, snaputis. Daug biomasės turinti piktžolė, tai Relaxas būtent tą sudygusių snaputį labai gerai efektyviai veikia ir iš tikrųjų numuša tą konkurenciją pačiam bedygstančiam kviečiui, kas yra labai svarbu pradiniam momente. Matom kontrolinį variantą, sakysim, kur nepurkšta nieko, tai jūs matot piktžolės tikrai gausų gražios, žalios, va ir smilgolytę matau, ir žirnio pabira matau yra, kadangi matyt prieštelį žirniai buvo, ir našlaitės yra. Jo, tikėtina, kad taip, iš tikrųjų matosi ir lipiko, ir našlaitės, ir tos pačios rugiagelės matau, yra begalė piktžolių, jų yra daug. Spektras yra didžiulis ir aš manau, čia pavasarį pasižiūrėjus, o mes tikrai pavasarį atvažiuosim ir pasižiūrėsim, tai čia matysim žiaurų skirtumą. Jo, tai turbūt niekam nebekyla klausimų dėl naudos, būtent rudeninio herbicido panaudojimo, žinai, tik tais tiek, kad labai yra smagu matyti, kad prie didelio piktžolių spaudimo būtent rudenį mes turim tokį rezultatą, ką mes matėm būtent laukelyje prie 1,75 normo Eledūros. Taip, tai yra, sakysim, mūsų ta darbinė norma, mes visą laiką kalbam 1,75, 2 litro priklausomai nuo piktžolių spaudimo. Taip. Panaudoti tą normą, tai 1,75. Prie tokio spaudimo, kaip matot, šitam laukelėje iš tikrųjų veikia tikrai gerai. Jo, čia akivaizdu, kad vyroja didžioji dalis dviskilčių piktžolių, bet nepamirškit, kad
kad vienskiltės piktžolės, tam tikras vienskiltės piktžolės, tokias kaip miglė, efektyviausiai yra naikinti rudenį, todėl būtent tas rudeninis toks tas purškimas ir yra. Einam prie sekančio varianto. Ketvirtas, tai yra Eledura 2,5 litro. Sakysim, ten mes matėm 1,75 litro, čia 2,5. Tai galbūt verta šis būtų paminėti, kada naudoti 1,75, kada 2,5, o kada maksimaliai 3 litrus. Tai vėlgi labai tas laukas laukui nelygų ir niekas kitas geriau nežino kaip pats ūkininkas, koks piktžolių paplitimas ir koks spaudimas yra pas jį lauke. Tai 1,75 ar 2 litrų normą mes rekomenduojame laukuose, kur, sakykime, yra tikrai ir nemažas spaudimas 1 skilčių ir 2 skilčių, na, bet jau maksimalią normą siūlyčiau naudoti, kur tikrai laukas yra nesukultūrintas, galbūt dėl kažkokių tai priežasčių atitekęs, kaip sakant, jums ūkininkauti tame lauke ir ten tikrai buvo labai maža tokia priežiūra, kas liečia piktžolės. Tai atsižvelgiant į būtent piktžolių sudėtį ir jų dydį ir jų kiekį, tai reikėtų varijuoti su normom. Tai 2,5 tikrai taip, tai yra didelė norma, labai arti maksimalios. Na ir tokią normą reikėtų naudoti ten, kur sakykime, piktžolių spaudimas yra tikrai beprotiškai didelis. Šiais metais turbūt apie 12-15 tūkstančių hektarų su Eledura Lietuvoje bus nupurkšta. Pagal parduotus kiekius. Mūsų bendras darbas tiek jūsų, tiek mūsų atnešė tikrai džiugius rezultatus. Na, o pats produktas vėlgi, kaip ir matėm laukeliuose, tai kalba už save. Ir vėlgi prie skirtingų normų efektyvumas jo yra labai geras. Tai labai bus įdomu pamatyti pavasarį ir aš... Būtinai pafilmuosim ryti, kartu atvažiuosim ir aptarsim. O ką mes matom pavasarį, reikia, nereikia ir kokie sprendimai gali būti pavasariniai, sakysim, jeigu kažkas čia liks, jeigu neliks nieko, tik tai kviečiai. Tai tada valio sumušim delnais ir sakysim, žiūrėkit, hebra, viskas gerai. Dabar liko tik tai sulaukti pavasario ir kaip sakant, kad per žiemotų pasėlį. Jo, bet dar kartą ryti, nors tu ir sakei, kad nebeverta kalbėti, bet aš kalbu kiekvieną kartą, jeigu tik mes esam kviečių laukuose. Rudeninis purškimas tai yra mūsų šiandiena ir ateitis. Rudeninė piktžolių kontrolė javuose yra vienas pagrindinių dalykų. Mes visiškai kitaip jaučiamės pavasarį, visiškai kitaip galim planuoti darbus, viską galim padaryti tinkamu laiku tada ir turėti mažiau problemų. Visiškai su to sutinku ir taip ilgainiui tapo kaip ir savaime suprantamų dalykų. Taip. Tai va. Bet kartojimas mokslų motina. Tikrai taip. Iš tikrųjų visai netikėtai, mes nežinojom iš tikrųjų ryti, ar ne, kad susitiksim Žemės ūkio universiteto dėstytoją, mokslininkę ir mūsų Linas Agro Žemės ūkio universiteto doktorantą. Prisistatyk pats. Lukas Juozaitis. Va, tai šitam lauke, kur mes vykdom būtent Linas Agro bandymus ir susitikom pasižiūrėti, o kaip veikia tie mūsų herbicidai, kuriuos mes ūkininkams siūlom sprendimus ir kam noriu pasakyti, kad iš tikrųjų jie veikia ir veikia gerai. Siūlom tikrai gerus produktus, manau, kad disertacijai medžiagos sočiai. Tai dabar galime eiti pasižiūrėti drauge, kadangi mes su Ryčiu jau pasižiūrėjom, dabar mes jau galėsime lengviau komentuoti.